Šios gražios žiemiškos vasario dienos popietę Alytaus Dzūkijos puolėjas Simonas Serapinas nusprendė apsilankyti ne bet kur kitur, o kavinėje Dzūkų svetainėje, bei atsakyti į visiems krepšinio sirgaliams rūpimus klausimus. Pirmoji pažintis tikriausiai apie 10 metų man buvo, kai jau pradėjau tikrai eiti treniruotės kasdien, o šiaip kieme jau anksčiau žaisdavau su draugais. O šeimoje tikriausiai vienintelis gal toksai, kad profesionaliai. Nebuvo anksčiau ir nėra dabar. Pirmasis treneris Algimantas Sercovas. Tikriausiai tai būtų Michael Jordanas, nes tuo metu aš, kai augau, jisai buvo numeris 1. Tai tikriausiai jisai ir būtų tas idealas. Gana netikėtai, net kažkaip galbūt netikėjau, kad kažkas bus tokio apie Žalgirį, apie rinktinę ir panašiai, bet tiesiog išvažiavau į Kauną studijuoti ir tada po biškį patekau į jaunimo rinktinės ir nuo ten jau pradėjo Žalgiris domėtis, jaunimo komanda Žalgirio ir tai po biškį. Kai pirmos algos, kaip sakant, pradėjo gauti pirmą algą iš krepšinio, aišku, automatiškai pagalvoji, kad gali iš to pragyventi ir motyvacija dirbti atsirado dar didesnė. Aš rinktiniai buvau kandidatas 3 metus, tai vien kandidatų būti jau man buvo asmeniškai didelis pasiekimas, o kai jau patekau į tą 12-tuką, tada jau, kaip sakant, dar laimingesnis ir džiaugiuosi, kad taip man pavyko gyvenime. Ir tikrai geri prisiminimai ir su tokiais žaidėjais teko bendrauti. Gaila, aišku, kokiais metais nepavyko daugiau pasiekti, mes pralošėm tik vienas varžybas ir likom 5. Tikriausiai būtų, tai neatsiminsiu dabar metų, bet tai buvo Lenkijai, mes žaidėm finalą. Ir rezultatas buvo lygus ir pataikė 3 taškai su Sirena. Tai labai svarbios varžybos ir finalinės varžybos ir tada tos varžybos yra įsimintiniausios. Daug aplinkybių lėmė jau, kaip ir galvojau, tą karjeros pabaigą, nes turėjau labai rimtą traumą, 2 operacijas. Ir galvojau, kad toks buvau neapsisprendęs, bandžiau reabilituotis, bet sunkiai sekėsi ir galvojau, jeigu nepavyks, jau gal ir baigsiu. Ir tada gavau skambutį iš Povilo Tamulino, Dzūkijos komandos direktorius. Ir jis pasiūlė tokią idėją, sako, tu atvažiuok, pabandyk reabilitaciją, jeigu pavyks, užbaigsi savo zoną pas mus, nepavyks, paspausim rankas ir išskirsim. Taip ir atsitiko, kad aš čia. Gerai priėmė, nes daugumą žaidėjų aš kaip ir pažįstu. Arvydą Jokutavičių mes kartu pradėjom krepšinio mokykloje sportuoti, Liną Lekavičių pažįstu, vasarom sportuodavom, Adamas, Lapeta, mes su juo sportavom Lenkijoje. Daugumą, kaip sakant, nebuvau, kad daug pažįstamų veidų, nebuvo sunku įsilieti, nes jau, kaip sakant, ne pirmą kartą, ne pirmą sezoną įsiliejai. Atmosfera, kaip sakant, norisi daugiau tų pergalių, stengiamės, sunkiai dirbam, tikrai žiūrėsim, kaip tai bus. Alytus miestas kaip miestas, daug tokių Lietuvoje miestų, o pasikeis tai, kad labai daug atsirado naujų parduotuvių. Žinoma, svarbu gerbėjai, nes atmosfera namuose tai yra svarbu, tai motyvacija kiekvienam žaidėjui ir gaila, kad tų pergalių šį sezoną nėra Lietuvoje tiek daug, bet, kaip sakant, kaip sakiau, mes dirbam, stengiamės ir dar bus tų pergalių. O palinkėti ir galim tų pergalių.
aš galvoju, kad tai labai geras, pozityvus dalykas, tokie socialiniai integravimai, nes galbūt ir mažiukam tai yra kažkoks užsikabinimas, o ne lakstymas, nieko neveikimas, galbūt jie pamatys kažką, kas jiem gali patikti, pabandys tą krepšinį, pabandys sportą. O mums krepšininkams tai irgi kažkokia netokia rutina, dienos kitokia diena, biškai pasikraunam ir mes tos energijos, pozityvumo, galvoju, abipusis gaunasi abipusė nauda. Nu, sezono metu tai ten daug nieko nepriveiksi, o po sezono tai su draugais dažniausiai kompanijai prisigalvojam visokių išvykų ir su palapinėm, ir su motoroleriais, ir nu, visko, ko tik tai aktyvus, taip, tikrai. Daug labai keliavęs esu, jau norėtųsi taip namuose pasėdėti, tai tokie planai, kad pabaigti mokslus, kas yra trenerio krepšinio ir treniruot vaikus.